Sveiki, esu Jonas Navickas, atstovauju įmonę Tukas EV, kuri suprojektavo, pagamino ir prekiauja HR banku, kuris jūsų fizinę energiją gali paversti elektrą. Kaip gimė idėja kurti tokį produktą? Apie tai galvoju, stebėdamas savo vaikus, kaip jie nori kažkur prasmingai panaudoti savo energiją. O viso ko vienis tai buvo Ukrainos infrastruktūros naikinimas. Pamatėm, kad žmonėm labai svarbu turėti elektros energijos. Su šituo daiktu jūs galite ne tik pakrauti savo telefoną, jūs galite aprūpinti visus namus bent jau kuriam laikui. Buvom susiplanavę šitam daiktui tam tikrą savų pinigų kiekį, kuriuos mes išleidom, o produktą dar nebuvom spėję pagaminti. Tai nusprendėm pasinaudoti banko paslaugom, kas mums leido pabaigti produkto projektavimą, kuris net laimėjo IF Design Awards aukso medalį. Finoro bankas išsiskiria kaip finansavimo partneris. Man labai patiko jų pirmas šiltas priėmimas, patiko greiti atsakymai ir skambinti ten kaip draugui, pasitart, kaip galim išspręsti vienas ar kitas bėdas. Kiekvienas įsipareigojimas turi būti apsvarstytas ir gerai įvertintas. Manau, geriau surizikuoti ir gerti po to šampaną, negu padėti gerą projektą į stalčių. Jeigu tai matot, kad atneš naudos, tai valia, prašom, į priekį.